Ar kada pagalvojote apie tai, kodėl vis rečiau galime ištarti "aš visiškai sveikas" ir ar tikrai tai, ko kvėpuojame, gali lemti žmogaus sveikatos būklę? Pagal PASO skaičiavimus netgi 9 žmonės iš 10 gyvena užterštame ore. O taip pat apie 7,6 procentai visų ligų yra dėl oro užterštumo. Ilgesnį laiką būnant nevėdinamoje arba blogai ventiliuojamoje patalpoje didėja rizika sirgti bet kokiomis peršalimo ligomis arba viršutinių bei apatinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis. Jeigu žmogus giliai kvėpuos švarų orą ir miegos maloniam aromate, jis miegos ramiau, o miegas, pavyzdžiui, man tai šventas dalykas. Ir žinoma, nuo to priklauso visa tavo ir fizinė sveikata, ir psichologinė būsena. Deja, mes vis dar nesugebame užtikrinti, kad lauko oras būtų neužterštas. Tačiau namų aplinkos oro kokybę galime reguliuoti patys ir savo būste kvėpuoti tik gaivų ir švarų orą. O kaip tą galima padaryti? Atsakymą surado holistinį požiūrį į žmogaus sveikatą puoselėjantį 13 darbo metų susirgančiais įvairiomis ligomis pacientais patirtį turinti šeimos gydytoja endobiogenikė Evelina Nevardauskaitė Rudzikienė. Oro kokybė labai yra svarbi sveikatai ir oras gali būti užterštas įvairiom dulkėm, smulkiom dalelėm, dėl besikaupiančių blogų filtrų ir dulkių esančių aplinkoje. Taip pat jisai gali būti užterštas įvairiom cheminėm medžiagom. Taip pat gali būti įvairios cheminės biologinės medžiagos, tai yra žiedadulkės, įvairios pelėsiai, sporos, lygiai taip pat įvairius virusai, bakterijos, mes žmonės išskiriam tas virusus, bakterijos, jos pakliūna į ventiliaciją ir tada visi kiti pasidalina. Žmogus sako, man spaudžia galvą, aš neturiu jėgų, nei noro dirbti, nei motivacijos dirbti, fizinis pajėgumas gali būti silpnas. Tai tų simptomų gali būti įvairių, o jeigu yra jau susiduriama su įvairiom specifinėm medžiagom, aišku, kad gali sukelti įvairių rimtesnių sveikatos sutrikimų. Ilgą laiką būnant, lankantis tose pačiose užterštose nevėdinamose patalpose, didžiausia rizika susirgti yra alergiški asmenys, astma sergantis asmenys, kitomis lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis, kaip lėtinis bronchitas arba pasikartojantis ūminiai kvėpavimo takų susirgimai dėl imuninės sistemos ypatumų, kaip sakiau, mažamečiams vaikams arba vyresnio amžiaus žmonėms. Tai gali pradėti nuo paprasčiausios slogos, gali būti faringitai, otitai, ausų uždegimai, galiausiai bronchitas ir netgi plaučių uždegimas. Norėsis krenkšti, kosėti, kartais nusičiaudėti. Lietuvoje vyresnės kartos numylėtinė šiandien visiems gerai žinoma iš televizijos laidos Dviračio žinios, kuriamų moterų personažų, tarp jų ir garsiosios Zitos iš Mažeikių, aktorė Kristina Kazlauskaitė bene visą savo karjeros laikotarpį yra priversta rūpintis sveikata, nes jos darbo specifika, apie ką dažnas net nesusimąstome, yra tiesiogiai susijusi su oro tarša ir ypač dulkėmis. Tikrai teatre tam nėra nei pinigų, nei laiko ten valyti, kopti dekoracijas ar ten tankiai valyti rūbus. Tai jau mes tų dulkių prisiuostydavom, iš tikrųjų ir kosulys būdavo, tiesiog jauti ten ir replioji, ir judi, ir šoki, tos dulkės kyla. Dažai, kuriais dažytos dekoracijos, iš tikrųjų ten toks kokteilis kvapų, bet kai tu vaidini, tu nei gilinėsi, nei matai. Bet išėję tai būdavo tikrai ir krenkščiam, ir nosis pučiam, ir tiesiog eina dulkės. Kai ateina svečiai, jie sėdi salone, tai netyčia ir su kokiu virusiuku, ar dar su kuo nors, ar ten, tiesiog pačiaudėjo, pakosėjo. Ir vyksta bendravimas, dainavimas, žmonės, kaip pasakyti, giliai kvėpuoja. Ir iškvėpuoja visą gerą orą iš manęs. Todėl aš pasistačiau aparatą. Dabar aš įjungiu, mes kvėpuojam švariu, grynu, tikru kalnų oru. Aš manau, kad nėra žmonių, kurie nenorėtų gaivaus, švaraus namie oro. Ir atrodo, tu tvarkykis, kiek tu nori. Jau tikrai buvau išmokyta jau tikrai švariai gyventi, bet
daryk tu, ką nori. Išlindo spindulėlis, žinokit, saulės, nušvietė kambarį ir galvoju, palauk, žiūrėk, viskas susitvarkiau, kas čia skraido šitam spindulį ir tu iš tikrųjų supranti, kuo tu pastoviai kvėpuoji, bet ko žmogus nemato, atrodo, kaip ir viskas švaru ir gerai. Jeigu tu neužuodi, jeigu negali apčiuopti, tai mums visą laiką atrodo, kad tai to ir nėra. Tai ar mes galim gyventi be oro? Negalim. Yra lygos, kurios užterštas oras gali paskatinti ir būtent lygos, kurios gali nuo paties užteršto oro ir atsirasti. Imuninė sistema yra išsidėsiusi mūsų visame kūne, kad mes būtume gyvybingi ir sveiki. Gynyba ir kova yra tik tai paskutinė imuniteto funkcija. Daugybės mokslinių straipsnių ir pranešimų bendraautorė, 10 metų darbo patirtį turinti kvėpavimo sistemos ir alergijos srityse gydytoja pulmonologė alergologė Agnė Jagelavičienė su oro tarša kaip su itin klastinga ligų provokatorė savo praktikoje susiduria beveik kasdien. Todėl pabrėžė, kad labai svarbu kvėpuoti išvalytą orą. Padaroma rentgenograma, sakykime, profilaktiškai ir oi, va, iš kur čia fibrozė, oi, čia iš kur kažkokie židinėliai ir ką mes va tada žinoma, tada ir kyla klausimai, tai ar nebus čia susiję su mūsų netaisyklinga gyvensena, kaip kvėpuojame. Kad namuose tikrai visko pilna ir kad mes įsivaizduojam, kad mes atsidarėm langą ir įsileidom tą mums norimą gaivų orą, mes įsileidžiam tokį, kuo mes visą laiką čia visi ir kvėpuojam. Žmonės kūrena, mašinos važiuoja. Aš sakau, ir namie, kiek mes visko parsinešam ir dar chemijos naudojam. Imuninė sistema pašlyja, ar ne, kimba labai greitai viskas. Virusai iš tikrųjų labai greitai tikrai kimba. Dabar naujas virusas COVID-19, jam yra labai nepalanku plisti, kai yra būtent toksai drėgnumas 40–60%. Labai svarbu, kad oras būtų kokybiškas visom prasmėm, kad jis būtų ir tinkamo drėgnumo, jis būtų švarus, jame nebūtų užterštas nei cheminiam, nei fiziniam dalelėm, nei įvairiam biologiniam dalimis ir būtų tinkamai jonizuotas. Tai tikrai geriau yra naudoti tokius prietaisus, tokius oro filtrus, kurie tą daro viską ir tai daro iš karto ir automatiškai. Vienas iš tokių protingų sprendimų, padedančių namuose turėti visapusiškai išvalytą orą, yra vis labiau populiarumą užkariaujanti Šveicarijos ir Vokietijos mokslininkų sukurta 2 dalių oro gryninimo sistema EastCon. Jos įrenginiuose sutelktos šiai dienai inovatyviausios oro valymo ir gerinimo technologijos, efektyviai padedančios žmogui jo aplinkoje jaustis ir išsimiegoti kiek įmanoma geriau. Kartais ateina pas mane pacientai ir sako, aš šitai atsikeliu, man čia pilna nosis kažko pridžiūvę ir man aš arba visą naktį kažką ten kosiu. Ir ta miego kokybė yra ženkliai prastesnė. Nors ten ir vediniesi, tikrai miegamai, labai sunkiai užmiegu, naktim prabudinėju. Tai va taip, kaip būdavo, galvoju, ko tau trūksta, ko tu nemiegi. Tai per sausą, per tvankų, man negera, sakykime, man nekomfortabilu. Šiaip tai aš labai pastebėjau tikrai žiemą, kai kūrenimas prasideda, aš turiu tokią chronišką keistą slogą, rytinę. Aš pučiu nosį ir matau, kad pas mane ten matyti kapiliarai trukinėja. Ir tikrai ta oda yra visada jau taip nuvarginta. Ir jeigu dar jinai namuose gauna tų naminių dulkių, gauna sauso oro, iš tikrųjų labai kenčia. Dabar aš turiu namuose štai tokį daiktą, kuris man padeda ir užmigt, ir išmiegoti be pabudimų, ir neieškoti, kur aš čia galėčiau kažko įkvėpti. Tai yra iš tikrųjų geram miegui pagrindas. Turėti tą vadinamą kalnų orą savo namuose ir niekada nemaniau, kad tai yra įmanoma. Bet pasirodo įmanoma ir tą gaivų išvalytą orą turėti, ir sudrėkintą tą orą gali turėti. Gali būti ir patalpų oro valymas papildomais prietaisais, filtrais ir tai yra tikrai rekomenduojama net ir alergologų sutarimuose, algoritmuose ir tikrai yra efektyvu. Tai jeigu mes tik į tą patalpą ateiname pamiegoti, tai atitinkamai reikia susitvarkyti savo miegojimo erdvę. Tai tada tokį filtrą dėti tik tai ten. Aktorės Kristinos Kozlauskaitės atradimas modernus oro valymo sistemos EastCon grynintuvai,
kurių ji dabar turi namuose net 2. Juos Kristina pamatė ir išbandė pas savo bičiulę dainininkę ir vizažistę Oksaną Pikul, pas kurią apsilanko, kai reikia ypatingesnio makiažo ir šukuosenos. Dabar Kristina vieną galingesnį oro grynintuvą pati tikslingai naudojo savo svetainėje, kurioje dažnai laiką leidžia su būriu bičiulių ir artimųjų, bet ypač moteris patenkinta miegamajame įtaisytų grynintuvu Eastcon ISO Intelligent Ion. Šiaip tai aš su technologijom nelabai draugauju, nebent mane prispiria gyvenimas. Tai aš tada jau įsiklausau, įsigilinu, įsiklausinėju ir galvoju, kad čia yra stebuklingas variantas. Vertas dėmesio, iš tikrųjų vertas dėmesio. Mes kvėpuojam švariu, grynu, tikru kalnų oru. Oro grynintuvai veikia įvairiai. Vieni iš jų mechaniškai traukia ir filtruoja orą, tačiau tuomet gali likti dalis nefiltruoto oro. Visai kita oro kokybė išgaunama filtruojant su ionizavimu. Toks oro grynintuvas ras vietą visose namų erdvėse, tačiau ypač tinka vaikų, kurie labai jautrus oro taršos dirgikliams kambariui, taip pat kompaktiškoje darbo erdvėje ir kas svarbu miegamajame. Pavyzdžiui, Eastcon ISO Intelligent Ion ionizuojančiam oro grynintuvai su elektrostatiniu plazminiu filtru nereikia dažnai keisti filtrų. Jis naudoja mažiau energijos nei elektros lemputė, nedaug sveria ir turi net 4 filtrų oro valymo sistemą. Pirmasis filtras valo nuo stambių dulkių, žiedadulkių ir naminių gyvūnų plaukų. Antrasis, be to, kad naikina bakterijas ir virusus, yra elektrostatinis dulkių ir kietųjų dalelių surinkimo plaunamas filtras. Trečiasis yra formaldehido filtras, kuris šalina nemalonius kvapus, išvalo orą nuo bespalvių, bekvapių, nuodingų cheminių garų ir dujų bei nuo ypatingai pavojingų sveikatai formaldehido garų. O ketvirtasis ozono titano dioksinis filtras kartu dezinfekuodamas orą ultravioletiniais spinduliais naikina grybelį, bakterijas, virusus, dulkių ir kutes bei kitus mikroorganizmus. Būtent tas oras, kuris yra pastoviai cirkuliuoja mūsų patalpose, jisai praranda tuos jonus, ar teigiamus, ar neigiamus, ir jisai tampa toksai nebejonizuotas. Renkantis filtrą labai reikėtų atsižvelgti, ar jisai turi būtent apsaugą, kuri filtruoja formaldehidą. Formaldehidas yra tokia medžiaga, kuri išsiskiria ir jinai yra laki ir žmogus gali ją įkvėpti. Tikrai dauguma medžiagų turi savyje formaldehidą arba jisai išsiskiria garuojant. Dirgina mūsų kvėpavimo takus, jisai sukelia įvairių cheminių, įvairių sveikatą apsunkinančių problemų. Kitas filtras, kuris būtent naikina grybelį, virusus, užterštumą įvairiom mikroorganizmais, tai yra ozono titano dioksido filtras. Jisai ir surenka į save įvairius mikroorganizmus, pelėsius, grybelius, bakterijas. Taip, kad ionizacija yra svarbi mūsų organizmui ir tokia, apie ją tikrai renkantis filtrą reikėtų pagalvoti. Ir jeigu pastebėtumėt kokį jausmą, tai sukelia labai dažnai žmogus sako, kad man yra lengva kvėpuoti, aš gerai jaučiuosi, mano galva yra lengva, nuotaika gera. Ionizuotas oras panašus į oro po griaustinio arba į kalnų orą. Tai oras prisotintas anionais, neigiamo krūvio oro dalelės atomais. Anionai skatina ląstelių atsinaujinimą, medžiagų apykaitą, suteikia jėgų, energijos, valo kraują, teigiamai veikia nervų sistemą, dėl to jie vadinami oro vitaminais. Tai viskas sudėjus į krūvą, tai čia yra mūsų su 4 filtrais mūsų gelbėjimosi, kaip plaučiai švarus, kvėpavimo takai švarus, akis neišdžiūvę, oda neišdžiūvusi ir plaukam viskam veikia ir tavo mąstymą, tavo būseną. Tai geriau čia tegul tie 4 filtrai teršiasi. Iš tiesų, visiems, kurie dar daug laiko praleidžiame patalpose, ypatingai kur oras yra vis tas pats cirkuliuojantis, tikrai reikėtų pagalvoti apie oro filtrus.